Sveiki, čia aš Baltoji lapė. Šis tarot kortų skaitimas yra bendras. Dėl privataus tarot kortų skaitimo rašykit man į Messengerį privačia žinute. O dabar pasižiūrėkim, kas jūsų laukia, ką turėtumėte žinoti. Nes temas taip pat nepasižiūrėjau, tai išlys taip. Pažiūrėkim, kas jūsų laukia. Imperatoriška energija. Vyrai verskite save, imperatoriaus energija. Tai moteris, kuri klestinti moteris, emocinis inteligentiškumas, moteris gausoje, moteris einanti į suvokimą, susijungimą su aukštesniuoju aš. Vyrai verskite save, kad tai vyras emocinis inteligentiškumas yra, gausa ir taip toliau. Žinot, ką daryti, aš pasakoju toliau, pasirenku vieną pusę, nes vartaliokitės palei save. Tai moteris gausoje, moteris atverianti, praverianti savo protą, galimybės, besidominti pasauliu, platesnio mąstymo. Ką dar turėtume žinoti? Visa ši energija, kurią papasakoju, jūs dar link jos einat. Dalį turite, kita dalis dar už nugaros, dar reikia tą energiją. Taip sakant, atsirakinti, pasiekti, tai yra darbas su savimi. Taip, jūs dar turite daug ką atsirakinti, kad pasiektumėt šitą energiją. Kas čia labai greitai. Labai greitai. Artimas žmogus. Galbūt mylimasis. Kas čia bus? Su tuo artimu žmogumi, kas bus? Pasirinkimai kažkokiam gyvenimo pasirinkimai, dėl kurių galbūt nesutarėte. Reikės apsvarstyti tai, ką turite. Tai, kas yra jūsų viduje, emocinis pasaulis veikia išorinio pasaulio, reikės visą tai apsvarstyti ir paleisti. Paleisti tai, kas jau nebetarnauja, paleisti blogus įpročius, nuoskaudas, traumas gydytis, požiūrį galbūt, visą tai paleisti, kad galėtų ateiti nauja energija, kad galėtų ateiti ta energija, apie kurią kalbėjau anksčiau, imperatorės energija, kad galėtų ateiti žinios, prasiplėstų jūsų mąstymas.
Taip. Užleisti vietą gerai energijai. Susijungimas su aukštesniuoju aš. Sielos dvynių istorija. Čia sielos dvynių istorija taip, kad galėtumėt susijungti su savo sielos dvyniu. Kad galėtumėt susijungti su sielos dvyniu. Suprasti jį, perimti jo. Ne tai, kad perimti, bet, kaip čia pasakyti jums, kad jūsų sielos dvynys yra plataus mąstymo, o jūs šiek tiek atsiliekate, matau. Tai vat, kad galėtumėt išsivalyti tai, kas jums nebetarnauja, blogą požiūrį ar mąstymą, ar dar traumas, ten čia labai daug visokių dalykų yra, tai taikykit prie savęs, kas kaip jums, kad galėtumėt į platesnį žinojimą, susijungimą su aukščiausiuoju aš, kad galėtumėt praverti savo protą, kad praplėstumėt savo mąstymą, savo jausmus, kad galėtumėt susijungti. Taip, kad galėtumėt susijungti. Kad galėtumėt susijungti, kad būtų šventės susijungimas, sielos dvynių istorija. Priimti savo šviesią ir tamsiąją pusę, šešėlinis darbas. Taip, išdirbti šešėlinį darbą. Išdirbti savo tamsiąją pusę, mūsų tamsioji pusė, kas yra traumos, nuoskaudos, užsisinėjęs kažkoks mąstymas, kuris nebetinka dabartį, kuris mus neves tuo labiau į ateitį, kuris mus laiko užstingimo būsenoj. Kas dar? Taip, va čia tą ir akcentuoja. Dirbti, reikia išdirbti savo tą tamsiąją pusę, kad galėtumėt pažinti save, kad galėtumėt pamatyti tai, ko nematėte, savo galimybės, savo žinias, praplėtimą visą tai, kad galėtumėt, kaip minėjau anksčiau, kad buvo susijungti su savo sielos dvyniu. Kas dar? Ir kas dar, vat, lenda šventė. Kad galėtumėt pasiekti, kaip ir minėjau, susijungimą su savo sielos dvyniu, atverti savo stipresias puses, panaudoti jas, susijungti. Kaip gražiai. Ir greitai, kai visą tai pereisite, jūsų laukia šventė. Šventė. Likimo ratas. Vaikelio gimimas tikriausiai čia kažkam, arba vestuvės, bet labiau čia gyvenimo ratas tai būtų su tuo, kad vaikelio gimimas kažkam čia bus. Sužinosit, kad laukiatės, o galbūt jau gimdysit. Esmė tame, kad jūsų laukia sveikas vaikelis, jūsų laukia šventė, kai visą tai pereisit. Gausit gerų žinių. Taigi, linkiu jums didžiausios sėkmės. Primenu, šis tarot kortų skaitimas yra bendras, tai ne viskas rezonuos visiems, nes tai yra iš bendros energijos. Vieniem vienas gali rezonuoti, kitiem gali viskas tiesiog rezonuoti. Taigi, o dėl privataus tarot kortų skaitimo rašykite man į Messengerį, privačią žinutę.
Ir lauksiu jūsų komentarų, komentuokit, su kuo rezonavo, siūlykite temas. Kaip minėjau, esu kėlusi knygos Kvantinis karys sąmonės ateitis santraukas 2. Einant laikui dar įkelsiu ir susipažindinant su visata, su taip, kaip veikia mūsų vidinis pasaulis, išorinį pasaulį ir taip toliau. Gal kils klausimų, ką norėtumėt, kad plačiau papasakočiau, kad daugiau įsigilintume į tą temą, tai komentuokit, nebijokit, parašysiu arba įrašysiu video, kas kaip norit, rašykit, padarysiu, man nesunku. Taigi, ačiū, kad buvote su manimi ir iki kitų kartų.